Tai šiandien mes kalbamės ir kalbinsime Lietuvos Olimpinės akademijos akademiką, docentą, daktarą, studentų asociacijos ilgametį prezidentą, nors, kaip sako, prezidentų buvusių nebūna ir jis dabar yra prezidentas. Štai ir pasikalbėsime apie tai, apie naują tą kelią, vis tik tai tas ilgas kūrybinis kelias, organizacinio darbo kelias, mokslinis kelias buvo gana ilgas, intensyvus ir prasmingas. Ir gal norėčiau pradėti nuo to, gal nuo jūsų vaikystės metų studijos, žmonės, kurie įtakojo ar lėmė apsisprendimą eiti šiuo keliu ir tapti tuo, kuo esate. Na, gal taip. Galite tokių. Dabar aš, kaip sakant, eidamas, važiuodamas į čia, tą dalyką irgi pergalvojau. Kaip, kas, kodėl aš čia ir kas atsitiko. Ir praktiškai galiu pasakyti, tiek pradedant nuo vaikystės, nuo mokyklinio amžiaus, visą laiką sutikau labai žmonių, kurie, sakant, turėjo įtakos man daug. Sakant, nuo pat pradžios. Tai pirmas dalykas, jeigu kalbant apie, dar prieš mokyklą, mano pati jau vaikystė praėjo ten, kur dabar yra Salomėjos Nėries muziejus. Tėvai namavo ten tą butą, ten tie butai mažiukas buvo. Ir ten dabar, kur yra Salomėjos Nėries muziejus, atsimenu, būdavo tokia scena. Sakytų, lip ten. Man, kaip ateidavo pas tėvus svečių, deklamuok eilėraštį. Jau aš tada turėjau, kad suėjimą tokį su Salomėja Nėrimi ir iš tikrųjų labai unikum dalykas. Ten pragyvenome su tėvais kokius 7 metus. Paskui tėvai gavo jau didesnį butą, įsikraustėm, bet taip ir likom Palemonė. Ir aš čia paskui permąsčiau, kad man labai didžiulės įtakos davė tai, kad teko labai tokie kūno kultūros mokytojai, specialistai, savo darbo fanatikai. Kai dirbau, mokiaus Palemono 8-metėj mokyklai, buvo tokia mokytoja Laima Bučienė, tik baigus kūno kultūros institutą, ir jinai baigdavosi pamokos ir mes ar ten po pamokų, ar šeštadienį, sekmadienį ateidavo, tokio entuziazmo, kad mes nesportuodami iki begalybės, o paskiau, kadangi tik ten 8 klasės, reikėjo eiti į kitą mokyklą, tada perėjau į Kauno, tada skaitėsi Kauno 4 vidurinė mokykla, dabar Dariaus ir Gėjano gimnazija. Ir ten vėl man, sakant, pasitaikė, kad buvo kūno kultūros mokytojas Kostas Zabukas. Ten tik, aišku, sąlygos buvo kaip sportuoti tragiškos, ten buvo tik tai maža salytė ir koridoriai ir taip toliau. Bet buvo kitas dalykas. Ten, tada, sakant, likimas suvedė mane su treneriu Kontvainiu. Jis ten dirbo valandiniu mokytoju, ateidavo, ir tas Zabukas matė, kad aš toks jaunas, energingas noriu. Ir pasiūlė mane pas Kontvainį. Ir aš pas Kontvainį, sakant, labai daug užsibuvau. Kaip pasakyti, ir daug, ir mažai. Ir po to tas turėjo įtakos, kad aš jau pasirinkau, grinai norėjau, sakant, dirbti, būti treneriu.
nors kaip jau atvažiavau, sakau, į Kauną, net nežinojau, kad toks kūno kultūros institutas aplamai yra. Na, pats jau kaip ten jau, sakat, jau įstojau, tiksliau neįstojau, stojau ir ten pritrūko tiek ten, ar pusę, ar ten 1 balą. Tai atsimenu, įeinu į mandatinę komisiją, sėdė tuometinis rektorius Aleksandras Gudanovičius. Toks pirmas klausimas, toksai, kodėl ne komjaunuolis? Nu, sakau, kad tėvai neleido atstoti. Tai va dabar, eik, kai sugalvosi ateisi. Ir viskas, likau, sakant, už borto, bet tada vėl, sakant, treneris davė, sakant, jo iniciatyvą, mane priėmė, sakant, kandidatą, prabuvau kokius 4 mėnesius buvau kandidatai, paskui jau tapau, sakant, studentų. Ir kūno kultūros institute tuometiniam iš tiesų buvo, jau čia, man atrodo, Audrovičiūtė, plejada nuostabių pedagogų. Jeigu pradedant, sakant, rankinį man tada ten dėstė šviesios atminties Valerijus Grešnovas, kuris buvo daugelio, sakant, sporto šakų pradininkas ir kalbų žinovas ir taip toliau. Nes po to, kai čia Grešnovas išėjo Anapilin, tai aš atsimenu, tas puikiai momentą atsimenu, tada būdavo Žalgiris CSK rungtynės, atvažiuoja CSK į Kauną ir Gomersis tuo metu treniravo CSK, sužinojo, kad yra taip. Jis tiesiai iš aerouosto atvažiavo į tą šarvojimą salę, sako, pas Grešnovą aš negaliu net važiuoti, nes tai buvo vienintelis žmogus, pas kurį aš konsultuojas krepšinį toj buvusiai Sovietų Sąjungoje. Tai iš tikrųjų labai daug. Nu, toliau dar galima kalbėti, tokių pedagogų buvo, kas mokėsi. Žinau, kad pirmoji paskaita būdavo anatomijos paskaita ir ten ją vesdavo docentė Jadvyga Tiknienė, reido pilna, ta salė. Ir viską mokydavo paprastų elementarių dalykų. Ir apie jos įtaką, sakant, jaučia daugelis, jaučia jos ir po šiai dienai. O paskiau man labai didžiulę įtakos jis turėjo, tai dar viena moteris profesorė, tai Valerija Stakioninė, kurios iš tikrųjų, jeigu daiskim, kaip jeigu tokia vat Tiknienės toks pasakymas buvo, kai jis sakydavo, vaikai, ne tas turtingas, kuris daug turi, bet tas, kuris daug kitiems duoda. Tai Valerijos Stakionės posakis buvo. Jie puikiai labai žinojo ir pats, man atrodo, jie puikiai žinojo. Tai mano vadovė buvo. Vadovė buvo, tai daugelio, sakai, jis sako, vaikai, svarbiausia gyvenime mylėkit žmonės. Ir iš jos to dalyko tikrai buvo ko pasimokyti ir tikrai net po baigimo jos, sakat, aktyvios profesinės karjeros, mūsų ryšiai su ja buvo labai tamprus yra. Ir jo labiau, kad šiais metais profesoriai Stakioniai sukaktų 100 metų, bet yra tik viena bėda tas, kad mes praktiškai žinom, kad Stakionė buvo puikiai dėstytoja, gera labai skaitovė yra, bet nėra, kol kas nerandam, kad būtų išlikę nors vienas jos įrašas, kaip jinai, sakat, kaip... Eilėraščius kaip deklamuoja. Salomėja Nėrį. Salomėja Nėrį, tai kaip sakat, turėtų deklamuodavo. Toliau mano gyvenime įtakos turėjo labai daug, nors aš ne krepšininkas. Tuo metu jis labai daug bazavosi Vladas Garastas. Mes užėjom su juo, pašnekėdom. Jis vieną kartą užėjo pas mane. Jau čia jisai buvo, kai tada sugrįžo į Lietuvos rinktinę, kai po to viso to peripetijų. Jis man klausė, tai prieš išvažiuojant į Europos čempionatą, kuris vyko Atėnuose, sako, tai kur vyks dabar universiada šiais metais?
Nu, sakau, Japonijai. O, tai reikia nuvažiuoti. Nu, sakau, reikia, bet reikia pinigų nėra. Čia ne tavo problema. Sako, nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės. Sako, žinai, tie, kur žadėjo išvežti jūs į tą Japoniją, atsisakė. Nu, sakau, ką padarysi, treneri? Atsisakė. Aš man tai paėmiau už rankos, o tu nesinervuok. Po 2 dienų jis ateina, suradau išrėmėjus. Vis tik tai, man tai rūpi dar tokia jūsų veiklos sritis, tai ir mokslas. Tai jūs gynėte daktaro disertaciją, docentas tapote ir katedroje dirbote kaip mokslininkas. Va štai šitą, jeigu galima tą aspektą dar paliesti, kokias problemą tyrinėjote. Nu, aš, sakat, kalbėjau, tyrinėjau, apie moksleivių rankinį, atranką į rankinį. Nu, man pačioj pradžioje, su vadovais buvo nesisekė. Pradžioje pradėjau vadovauti docentas jau miręs yra Česlavas Vaišvila, bet jisai tik pradėjęs vadovauti, neištepė nei metų laiko, susirgo jisai ir numirė. Po to liktai ėmėsi docentė Eurickaja, bet visiškai čia nelabai. Ir galop yra jau suėjami kontaktą su Kyjivo kūno kultūros institutu ir ten profesorius Ivachinas ir ten dabaigėmės tą disertaciją, ten gynėmės yra. Nu, tik tas dalykas, kad tais laikais reikėdavo rašyti disertaciją rusų kalboje ir apginti visą kitą. Nu, ten vėl, šiuo atveju organizacinius klausimus labai padėjo profesorė Stakionė, nes ten būdavo, pasakai, Valerija Petrovna, tai reiškia yra... Kaip slaptažodis. Kaip slaptažodis, daugiau nieko nereikia. Pats mačiau savo, kaip kūno kultūros instituto koridoriai, rektorato koridoriai, ateina ir kažkas įbėga tam pas rektorių kabinetą, kad pasako, kad profesorius Stakionė ateina. Rektorius jau, profesorius Platonovas išbėga į koridorių, jis ar bučiuoja į rankas ir taip toliau. Valerija Petrovna. Valerija Petrovna, tai visa kita taip pat. Nu, va, tą disertaciją apsigyniau. Buvo 13, tarybos narių, visi už. Dar tiesa, prieš tai išleidau tokią knygelę, Žaidžiame rankinį, paskui dar kitų laikų spėjau išversti rusų kalbą, dar ten, tai visiems, tai ką, palinkėjo sėkmės ir toliau dirbti. Ir toliau vis tiek kažkaip tai dirbau ir katedroje, ir teko to praktinį darbą dirbti, ir vesti pratybas, užsiėmimus, specializaciją, treniruoti komandą. Nu ir paskui vėliau, kai prasidėjo sąjūdis atgimimas, ypatingai padarė įtakos 88 metai, kuomet jau dar buvo sovietinė valdžia, jau kai buvo atkurtas Tautinis olimpinis komitetas. Ir tada mes jau pradėjom 90 metais, iniciatyvinę grupę, kurioje, bandom reikia įkurti tokią studentų sporto asociaciją. Nu, čia kalbam, renkamės vieną kartą, kitą kartą su aukštosiom, iš pradžiai labai žiūrėjo skeptiškai, yra sporto klubai, visi tie vadovai, kadangi galime juos puikiai suprasti, nes tais laikais kūno kultūros sportas buvo labai gerai subalansuota. Katedros buvo, sporto centrai. Dabar, kai pažiūrėjau per laiko prizmę, tai labai gerai, kad visas tas dalykas buvo ir tada, kaip pasakyti, įkūrėm tik tai iš 3 karto šitą asociaciją. Ir vėl prasidėjo. Yra, bet nėra tarptautinio pripažinimo. Paskiau, įvairius darėm žygius ir pagaliau, kai čia Lietuva tapo nepriklausoma, važiavome į pirmąją universiadą, Žiemos universiadą, paskui važiavome į antrą, į vasaros universiadą, į Buffalo.
Ir nuo to, tai, sakant, viskas, sakant, užsimesgė ir po truputį, sakant, žingsnis po žingsnio jau, sakant, ėjom į priekį ir gavosi liktai vis daugin, gerin ir... Bet vėl buvo toksai požiūris, maždaug, čia studentų sportas, niekam jisai čia nerūpi, nors, aišku, pirmose tose universiadose buvo medaliai tiek žiemos Vanagas Drobeckas medalį iškovojo sidabro, vasaros universiadai vėl pedagoginio universiteto studentė, instituto studentė Nelė Žilinskienė. Nu, o paskiau buvo štilis, kad daug metų ir nėra nieko, jokių medalių nėra. Ir dar man noriu įsiterpti čia, sakykit, na, labai gražiai apie savo mokytojus paminėjote, kai kurie mūsų bendri mokytojai, tas pavardės yra žinomas, jie didžiausios pagarbos verti. O ką jūs galėtumėte įvertinti iš savo mokinių tam tikrų laimėjimų, nebūtinai vien grinai moksle. Taip, žmonės dirba įvairiose struktūrose ir tame galima pasakyti, jeigu tai pasakyti, jeigu pradėjant vėl daisim, kaip kūrėme tą asociaciją, pirmoji asociacijų generalinis sekretorius buvo Vaidas Verba. Dabar jis yra Lietuvos ambasadorius. Taip, labai gerai žinomas. Austrijos žinomas yra. Ir yra, kaip pasakyti, labai kuklus žmogus yra, bet jisai pasiekė iš tikrųjų daug. O toliau, kad būtų, kadangi aš toj katedroje tokių, kad labai tokių ryškių asmenybių net bijau net ką pasakydavau, taip pat suprantu, kadangi mano visas akcentas kaip nuo 900 metų, kaip susijęjo su studentų sporto asociacija, su visom tom universiadom, tada jau daugiau akcentas buvo čia ir... Jūsų įžvalgos apie šiuolaikinį Lietuvos, tarptautinį, olimpinį sportą, jaunimo sportą, fizinio ugdymo problemas. Aš kitau, kad, pavyzdžiui, kaip pasakyti, tiek pradedant nuo Lietuvos lygmenio, einant, sakant, tolyn, pavyzdžiui, link tarptautinio, tai mes puikiai prisimename, kad, pavyzdžiui, Lietuvos studentų geriausių dešimtukai, kai buvo sovietiniai laikai, nebuvo renkami. Tas dalykas prasidėjo nuo 90 kokių maždaug 4 metų tik tai. Iki to nebūdavo. Toliau būdavo labai užsukta ta visa varžybų sistema, turėjo savo labai gerų dalykų, bet to kas atsirado jau mums atėjusi tai atsirado, daleiskim, ir studentų, sakat, čempionatai, studentų lygos, krepšinio, tinklinio, futbolo lygos. Tai yra iš tikrųjų didžiulis yra stimulas. Kitas dalykas buvo, anksčiau būdavo taip, kai mes buvom studentai, tai buvo studentų Baltijos šalių žaidynės, būdavo 3 šalis. Šiandien suvažiavo, Lietuva, Latvija, Estija sužaidė rankinę, važiuokit namo ir taip toliau. Mes žinom, kad prieš karą Lietuvoje buvo SEL studentų žaidynės, kur dalyvavo 4 šalis, maždaug 3-4 sporto šakos. Suomija, Estija, Latvija, Lietuva. Jo. Mes, sakant, atsirado Estai, čia iniciatoriai buvo, Walter Lenkton, toks dabar iš visos atminties. Jisai surinko, subūrė mus, mes susirinkome Tartu, kaip reikia toliau daryti. Ir pasakė, bandom taip ir visų prie vieningų nuomonę, kad reikia, kad būtų SEL studentų žaidynės tarp universitetų, ne tarp šalių. Tai iš karto tas dalykas labai suaktyvino ir kad praplėsti sporto šakų skaičių. Ir buvo nuspręsta, kad 98 metais pirmosios atkurtos žaidynės vyks Tartu. Ir aš tada, sakau, kai buvom surinkę, pakėliau ranką, sakau, 99 bus žaidynės Lietuvoje. Man tą net ne į galvą, kad čia pasikviečiau
į Lietuvą tarptautinį renginį, nieko nederinti su sportos departamentu, visa kita. Mes padarėm, sakant, savo žaidynės, atvažiavo pirmas FISU prezidentas Georges Louis Galen, prancūzas yra, padarėm žaidynės, sakant, tokio gero pavyzdžio ir konferencija, ir festivalis sportas visiems. Ir iš tikrųjų buvo labai, ir nuo to dalyko užsisuko. Dabar jau savo žaidynės yra labai rimtas. Paskiau dar buvo, kadangi dalyvavau į tarptautinėse tam visam judėjime, patekau į Europos asociacijos vykdomą komitetą ir po to jie sako, dabar reikia, kadangi tu jau čia esi, dabar šiemet, tada, sako, turim padaryti priėmimą Lietuvoje, kad būtų vykdomas tas komitetas. Padarėm. Ir kaip tik šitose, tai buvo vykdomieji komitetai, vykdomasis komitetas buvo Lietuvoje, Vilniuje buvo nuspręsta, kad kur vyks pirmosios Europos universitetų žaidynės. Jos buvo 4 kandidatai beros, buvo nuspręsta, kad vyks Ispanijoje. Vėl galvoju, baigėsi tas, užėjau padėkoti pas kanclerį Namgaudį. Sakau, taip ir taip. Sakau, kokia čia problema yra? Tai gausit pinigų ir važiuokit. Ir mes išvežėm virš 100 žmonių į Ispaniją, lėktuvų nuskrido, sudalyvavo. Ir ačiū Dievui, laimėjo 3 medalius. Aukso, sidabro ir bronzos. Toliau kalbant apie universiadą, didžiulę teigiamą įtaką padarė, kad kai buvo departamento vadovas Raslanas, jis vieną kartą pasikeitė, sako, jis sakė, yra, ir visi iki medalių pritrūksta vieno kito žingsnio. Jis sako, dabar aš niekam čia nesakė, sako, jums, sako, pradedu didinti pinigus studentam ir laipsniui, kad atsiskirtumėte nuo sportas visiems. Ir tas davė, vienais metais buvo 2 medaliai, o paskui, kai prasidėjo 7 metais universiadą Bankoke, tada buvo fantastika. Žemaitytė, Viktorija Žemaitytė laimėjo auksą septynkovėj, krepšininkai laimėjo auksą krepšinį. Vis tik tai noriu paprovokuoti ir paklausti, o kaip jums atrodo dabar, apskritai mūsų žaidimų situacija? Ar vis tik tai mūsų žaidimai ta teisinga linkme eina? Ar eina tie žaidimai, apie kuriuos jau minėjau, ar tobulėjimo, techninio tobulėjimo linkme, ar iš esmės pasikeitė čia aš galiu sakyti taip, strategija? kad ta visa ta technika gali net nelįst, bet dabar yra visai, sakat, kaip pasakyti, kitas požiūris. Ne toks, būtent tas požiūris, jūsų koks turėtų būti. Pavyzdžiui, dabar, imkim, daiskim, futbolą. Mes žinom, kad daiskim, savo laiku buvo, kai buvo Vilniaus Žalgiris, kai Zelkevičius buvo to Žalgirio treneris, jie dar buvo sovietmečiu, dalyvavo pasaulio universiadoje, aišku, jie dalyvavo, buvo Tarybų sąjungos skaitėsi, bet jie tada jau turėjo čia Lietuvą ir jie dalyvavo su Žalgirio uniforma. Jie, kaip pasakė, jie atsisakė žaisti su raudona, kadangi mums per maža, mums netinka čia, mes labai suvaržyti. Pasakojo Zelkevičius šitą epizodą. Ir dabar mes turim, sakat, įkūrę Lietuvos studentų muziejų, ten kabo marškinėliai, vieno iš žaidėjų, kuris yra su tais marškinėliais iškovojęs auksą. Bet tada, ką aš noriu pasakyti, jeigu pažiūrite tą visą Vilniaus Žalgirį, nebuvo nei vieno to, sakat, kitą taučio ten praktiškai, nebuvo tokių, išmaišyta, kai dabar išbėga, dabartinis Vilniaus Žalgirio futbolas. Startinis sudėtis. Iš 11 9 užsieniečiai, 2 lietuviai. Tai iš kur gali būti tas futbolas? Dabar ir bet kur, kad, mano galva, per daug yra prikimšta visa Lietuva. Tiek futbole, tiek darysim tam krepšinį, yra net ir periferijos, ir rajonai, miesteliai, pilna tų yra kitataučių, o savi nėra kur jiems tobulėti. Ant suolelio sėdi. Ant suolelio sėdi. Ir pačiu numoja tą ranką ir dabar iš vis yra, skaitau, kad
Nu, aš, pavyzdžiui, nei prieš krepšinį, nei prieš ką. Nu, bet maždaug, jeigu paimsi, kad televizijos programas, tai maždaug 80-90% vien tik tai vienai sporto šakai, tai čia yra per daug. O to labiau, kad, pavyzdžiui, olimpinėse žaidynėse medalius pelna laimi visai kitos sporto šakos. Nes tie patys krepšininkai jau kokie 12 metų nepatenka į olimpinės žaidynės, kur yra viskas tas pats. Ir provokuojantis klausimas. Atsukim, nors negalima istorijos rato atsukti atgal, bet prisiminti galima ir pasvajoti galima. Ar pasvajokim, ką darytumėte kitaip, jeigu tas istorijos ratas atsisuktų, 50 metų atgal? Aš tą klausimą esu man yra gavęs, ne iš tavęs pirmą girdėjęs esu. Ir aš taip skaitau, kad tikrai nesigaliu tą, kur kelią tą nuėjau. Ir aš sakau, kad ko gero daug eičiau tuo pačiu keliu, gal kažko nedaryčiau, bet eičiau tik, nes yra ką prisiminti, yra tą, ką padarėme. Jeigu dar, sakant, nesikėlė, mes esam labai daug išleidę literatūros apie Lietuvos studentų sportą, apie asociacijos visą tą veiklą. Nes savo laiku buvom net ir kaip ministerija rėmė, kokius gal 3 ar 4 metus leidom žurnalą, šitą studentų sportas, kuris ėjo, sakant, 4 numeriai per metus yra. Tai iš tikrųjų yra daug yra. Labiausiai įsimintini jūsų gyvenimo tarpsnį, jau čia paminėjot jūs juos ir ką jūs laikote didžiausiu savo gyvenimo pasiekimu? Ar pavyko patenkinti savo ego? Kaip pasakyti, mes kai pradėjom šitą, ypatingai buvo mūsų suėję keliai, sakant, su Jonu Kurševičiu, kuris buvo vienu metu generalinė sekretorė, paskui perėjo daug metų vadovavo krepšinio lygos, buvo generalinis sekretorius. Mes atsimenu, kaip buvo mūsų tikslas, kad sukurti tą asociaciją, ir išvažiuoti į pirmą universiadą, kaip nors tą dalyką padaryti. Tą dalyką padarėm, ir paskui augo apetitas, sakant, bevalgant, paskui Jonas perėjo jau kitur ir aš tikrai, sakant, dėkingas tiem žmonėm, kurie suprato, nes pas tokia būna 4-5 universiados išvažiuoja ir nėra jokio medalių, jokio apdovanojimų. Leonardas da Vinci beros yra pasakęs, taip kad bet koks gyvenimas gerai nugyventas yra ilgas gyvenimas. Jūs galite savo pasakyti, kad jūs gyvenate ilgą gyvenimą, gerą gyvenimą. Skaitau, kad gyvenimas yra geras, yra labai dėkingas, sakant, šeimai, kuris, sakant, tą dalyką suprato, kad tai čia iš tikrųjų dabar jau, kaip sakai, išvažiuoja ten, pavyzdžiui, universiadas, ten būdavo po pusę mėnesio ar daugiau, tai čia yra iš tikrųjų yra kur suktis. Ir manau, kad iš tikrųjų tik dar tas dalykas yra, dabar kol kas vėl dar, sakant, sėdim, darbuojamės prie darbo, norisi tą visą baigti. Sakant, leidinį prieš 2 metus buvo 100 metų Lietuvos studentų sportai. Mes tą progą įkūrėm muziejų, bet norim dar dabaigti, kad suguldyti visą tą į knygos puslapius, kuriam būtų programa mūsų Maxima yra ne tik visa asociacijos veikla, bet kad atsispindėtų visi jos nariai, turint galvoje universitetai, lygos, visą kitą. Nes, kaip pasakyti, profesorius Karoblis tai mėgdavo sakyti, kas parašyta plunksna, išlieka visiems laikams. Kirvių neiškaposi. Kirvių neiškaposi, tai va. Jūs esate Olimpinės akademijos akademikas, Olimpinės akademijos viceprezidentas buvote. Sakykite, štai ši Olimpinio komiteto svarbi dalis, tokia grinai, tokia jau
ir savotiška švietėjiška dalis. Kaip Olimpinėje akademijai pavyko ir pavyksta toliau tą švietėjišką olimpinio švietimo tą sklaidą propaguoti labai plačiai, pradant nuo mokyklų, vaikų darželių ir taip toliau per studentų sportą ir visuomenėje. Ne, tą dalyką galiu, aš taip sakau, pramaščiau, nežinau, ar aš pasakysiu teisingai, kad kaip jūs tikitės, bet aš skaitau, kad Olimpinė akademija, man asmeniškai, nežiūrint tų visų, kas vadovavo anksčiau ir kas vadovavo dabar, aš skaitau, kad Olimpinė akademija ypatingai, sakant, įgavo didžiulį svorį, tas tarpsnis, kai vadovavo profesorius Karoblis. Gal buvo tokia dėkinga labai situacija, dar buvo, kaip sakant, pradžia buvo. Ne visai kūrimas. Visai pati pradžia, tai buvo Jasiūnas. Jasiūnas, bet trumpai. Jis nebuvo, bet jisai, kaip pasakyti, Jasiūnas yra mokslininkas, bet jisai ne to tipo. O Karoblis, kad tam dalykui jis labai tiko, iškalbą mokėdavo, sakant, užvesti, tas darydavo. Ir, sakant, plus dar visas tas čia ir pedagoginio universiteto, sakant, visas tas kolektyvas, ta visa aplinka. Aš bent prisimenu tą akademiją, kai buvo Karoblis, kai jisai iš tikrųjų iškėlė į tokį lygį, kad buvo labai aukštą lygį, kuris turėjo įtakos ir... Ir dar toks trumpas klausimas būtų. Ar dažnai džiaugiatės tuo, kas pavyko padaryti? Nes didelį džiaugsmą galima iškovoti tik tai didelį darbą. Ką pasakyti, čia, kaip pasakyti, ar džiaugsmas, ar ką, taip galima pasakyti, kad tikrai, pasakysiu taip, nes, tai, kas pavyko padaryti, iš tikrųjų yra negėda prisiminti. Prisimenu, pavyzdžiui, net visų prezidentų George Kilian, kuris buvo Lietuvoje čia 3 kartus buvo. Tarp kitko, jisai Barcelonos olimpiadai buvo krepšinio federacijos prezidentas pasaulio ir kabino krepšininką medalius. Buvo 11 krepšininkų, 12 medalius užkabino Garastui. Ir jo toks komplimentas. Jis pasakė vieną kartą per konferenciją, kuri vyko ne Lietuvoje. Ir jis jam maždaug sako, visiems ten susirinkas visom šalim, sako, jeigu jūs norit pamatyti aukšto lygio studentų sportą, važiuokite į pasaulio universiadas. Jeigu jūs norit pamatyti tikrą studentišką sportinę dvasią, nuvažiuokit į savo žaidynės, kai jis vyksta Lietuvoje. Tai man atrodo, čia didesnio įvertinimo nereikia.